Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano laida Mama Plius. Šiandien prie mamų pripliusuosim vaikų saugumą. Kiekviena mama ir tėtis nori savo vaikam visko ko geriausio. Tikrai nori, kad jie būtų sveiki, kad būtų laimingi ir kad visada būtų saugus. Turbūt tos frazės, kurios aš niekada nesu gyvenime pasakęs savo vaikam, nedaryk man gėdos. Nes man teko stovėti prie jauno žmogaus kūno, kuriam prieš 12 valandų tėtis pasakė tą frazę. Toliau laidoje. Sako, jau jūs tai man neaiškinkit, jau aš tai žinau, kaip čia valgyti ir aš tikrai sveikai maitinuosi. Bet tada klausimas, kodėl ta pacientė yra pas mane. Tai turbūt nesuklysiu sakydama, kad kalbėsim apie tai, ką privalėtų žinoti visi tėvai. Likit su Mama Plius. Šiandien svečiuose 27 metus Lietuvai tarnavęs policijos pareigūnas Dalius Mackela ir su juo kalbėsime apie paauglius vaikus. Čia tik paauglystės fazė, ar jau prasideda problema. Jeigu nepakalbėsime su vaikais dabar, ateityje gali tekti kalbėti policijai. Ar artima tema? Labai. Nes kartais sakom, kad paauglystė. Taip ar ne, nežinau, čia 10 metai, 12 metai, 13, dabar ankstyvos paauglystės ypač prasideda. Ir vieną kartą ranką numojom, antrą kartą ranką numojom ir trečią kartą galim turėti didelę problemą. Galim. Taip, bet aš galvoju vėlgi, laikmetis toks yra, atrodo dabar baisiausia, seniau būdavo geriau, nieko panašaus. Šiaip žinokit, labai yra daug atsikartojančių dalykų, tai kad, kadangi man tenka daugiau mažiau su tais paaugliukais pabūti, pabendrauti, palydėti, nemokyti, nebarti, bet kažkaip juos galbūt pakreipti, tai aš juose matau save. Ir ta prasme, tai, kas vyksta jų gyvenimuose, turbūt nieko naujo to, ko nebuvo mano gyvenime. Gal tada galiu apie asmeninę istoriją paklausinėti? Taip. Tas toks, kaip pavadinti, chuliganavimo laikotarpis, ar ne? Kuris finale sužydo pačiom gražiausiom spalvom ir po to gyvenimas buvo tarsi paskirtas padėti kuo daugiau žmonių. Kada vyko tas, nežinau, kokį čia juodasis periodas, lūžio periodas? Jis gal lūžio periodas buvo ir šitą istoriją, kadangi mes su komanda važiuojom labai į mokyklas, aš ir kažkada vienas žurnalistas nukovė tą frazę, nes kadangi reikėjo labai skambios antraštės Mušeika, kuris tapo pareigūnu, ir visiems, wow, tai iš tikrųjų, jeigu buvai Mušeika, kuo to bebūti, pareigūnu, bet viskas buvo truputį kitaip ir aš galvoju iš tos perspektyvos, ką aš matau dabar, kas vyko mano gyvenime, tai ir kartais ir mes jaunų žmonių klausime ir jie patvirtina, kad ir mano gyvenime viskas tai buvo. Žinot, mes vis tiek augame tam tikroje saugioje aplinkoje arba nesaugioje, bet mes turime šeimos narius, tai yra mūsų besąlygiškai mylinčių žmonės, tai yra tie vadinami mūsų artimieji. Ir tai, kas įvyksta, tai yra mes būdami nepilnamečiai. Aš jau kalbu, kaip būdamas nepilnametis, aš puikiai prisimenu, ką aš veikiau. Tai mes, žinot, saugus jausdamiesi namuose, visą laiką norisi kažkaip patikrinti tas savo galimybių ribas, patikrinti galbūt mokytojų kantrybės ribas ir patikrinti aplamai, kiek mes esame gabūs sulaužyti galbūt taisyklės ir už tai mums nieko nebus. Nes iš vienos pusės mes savegi pristatom kaip nepilnamečiai, mums nepilnamečiam čia tėvam atsakomybė ir automatiškai mes tada įrodome tuo, kad mesgi visgi turime tais, kurie... Žinot, aš atsimenu tokią istoriją savo, kad aš labiausiai didžiavausi kažkada iškūlęs labai nemažai langų mokykloje, Ir ten šiaip savo, už dvejetą gal galvoju. Už neteisingą dvejetą, jų buvo labai nemažai, Ir dar šį bei tą nuveikęs ten tikrai ir ten suniokojęs mokyklos turtą. Ir aš po rajoną vaikščiau iškėlęs galvą ir visi sakė, čia tas, kuris išdaužė galbūt labai nemažai langų arba ten sugadino pisuarus mokyklos tualetę specialiai. Bet buvo kita ta istorija ir ta istorija buvo tai, kad mano tėtis turbūt išleido 2 mėnesių algas ir priekį turbūt pasiėmė avansų 1 algą, kad nupirkti ir dėti tos langus, kad sutvarkyti tuos pisuarus tualetuose.
Ir aš važiavau, aš vaikščiau po tą rajoną, didžiuodamasis, kad aš su ta žvaigždė, bet sąžinės viduje kažkaip galvojau, bet už tai sumokėjo mano tėtis. Jis labai sunkiai dirba, jisai labai turėjo daug paaukoti. Ir čia tas buvo toks vidinė tokia priešprieša, kada, tai buvo sąmoningumas mano, kad galbūt aš didžiuojasi tuo, ką padariau, bet už viską tai moka kažkas kitas. Ir dabar tas nepilnametys, tai toks suvokimas, kad tau už tai nebus. Tada, ar... Tėtis, jisai buvo tas toks... Istorijos, nes akivaizdu, kad kaip vaikas susipratot ir empatija pabudo. Tai kas ją pažadino? Žinokit, nepriklausomai nuo to, kokios ten tos būdavo bausmės namuose skiriamos, ar jos buvo tokios rimtesnės ar ne, jos buvo skiriamos. Bet visgi ne tos bausmės, turbūt greičiausiai, bet tas matymas mano tėčio manimi rūpesčio nepriklausomai nuo to, kad aš labai blogai elgiausi. Ir čia tikrai pabudo ta sąžinė. Tas įvykis tada, kada ten sako, kad ėjau mušti su direktoriumi, ne viskas ten tai buvo. Ten buvo viskas labai paprastai, kad aš sėdėdamas 9 klasėje savo mylimoje klasėje, aš sulaukiu audiencijos, įeina mano auklėtoja, kuri normalu, kad jinai nebeturėjo kantrybės, jinai nutraukia anglų kalbos pamoką, paprašo mokytojas šiek tiek laiko, mes visi sunerime žiūrim tą auklėtoją, kas jai nutiko, o jinai beda į mane pirštų ir sako, Mackelai, jeigu tavo tėvai nesusitvarko su tavim namuose, tai aš su tavim padarysiu, ką noriu. Iš principo tai teisingai viską pasakė, galbūt gal man tuo metu buvo 15 ir galvoju, kaip čia jinai taip drįsta man sakyti, su tavim darys, ką noriu čia. Ir problema buvo tame, kad į mane žvelgia Chebros akis, galvoju, Daliau, kažkaip turėtum dabar sureaguoti, tai nes jis liktai ir nepagarbiai su tavim pasielgia. Lygiai taip pat tos klasiokės žiūrėjo jau tokios paauglės ir aš galvojau, kaip čia dabar nepasišiukšlint, kaip čia dabar išlikti savimi. O realiai tai iš tikrųjų tas savimi tai buvo, nieko gero. Ir aš atsimenu, tada aš susirinku tuos daiktus visus ir jai sakau ten kažkokį negražų žodį prie visų. Jį pasakau ne dėl to, kad mes būtume vienas su vienu kalbėję. Niekada aš nebūčiau jai to pasakęs. Netgi nebūčiau išdrįsęs pasakyti. O kadangi aplinka buvo tokia nedėkinga, kad į mane Chebra žiūrėjo ir galvojo, davai, Daliau, dabar kažkaip čia dabar sužibėk, nejaugi tu tai paliksi. Ir aš jai negražiai kažkaip atsakau, tada susirinku savo daiktukus ir išeinu į koridorių, o tuo metu mes atsimnam, kad seniau pamokų metu būdavo tyla koridorius. O aš trinkiu taip stipriai duris, antram aukšte, kaip dabar atsimenu, leidžiuosi į apačią, ten stovi direktorius. Jis toks buvo pakankamai toks tokio, kaip pasakyti, jo formacija buvo tokia pakankamai sovietinė, viskas eidavo per grubumą. Ir jisai man kažkaip lėtpilį tą frazę, kur tu čia eini pamokų metu, aš ant tos pačios emocijos šaunu, ne tavo reikalas. Ir tai buvo savižudybė, iš tikrųjų man tai pasakyti, bet aš sakiau garsiai taip, kad girdėtų dar klasiokai. Tai buvo noras pasirodyti. Tai, kas baisiausia būna iš tikrųjų ir tai, kas nutinka, kodėl tos bėdos, kad mes taip stipriai norim pasirodyti prieš kitus, arba įtikti, patikti, arba kažkaip būti faini tokie. Ir aš atsimenu, vyksta tas toks fizinis kontaktas, jis mane griebė už plaukų, atsimenu, aš krentu ant žemės, man skauda ir aš pradedu gintis ir sukovoju tą kovą ir visą laiką sakau mokyklose tą bairį, kad sukovoju tą kovą, laimiu tą kovą, bet iš mokyklos kaip ir tenka išeiti man. Ir aš atsimenu, grįžtu tada į kiemą ir ten jau mano Chebra laukia, sako, Daliau, tai rimtai viskas, tu mokykloje nebesimokinsi, bet ten kitai buvo pasakyti, Daliau, iš šūlės išmetė. Ir aš taip, jo. Ir atsimenu, ir ten prie laiptinės ir klasiokėse ten ne tik tai sėdi, žiūri mane, aš taip įsivaizdavau, kad visos taip didžiuojasi manim, o paskui tik pasakė, kad mums tavęs tikrai buvo nuoširdžiai gaila. Ir aš grįžtu namo, į tą aplinką, iš kurios išėjau į mokyklą, aplinka, kuri tiki manimi, besąlygiškai mane myli. Ir aš suprantu, kad mano elgesys, taip skaudina mano artimuosius, mano tėtį, mano mamą, mano vyresnį brolį, aš taip stipriai juos nuviliu. Ir natūralu, kad sąžinė buvo tokia, kad kaip čia dabar elgtis, ar su Chebra eiti, ar čia kas mano autoritetai. Ir čia buvo tas toks taip, vidinis apsisprendimas galvoti, kaip atsispirti, kas nėra žiauriai lengva ir ypatingai, kada tėvai galbūt mažiau laiko skiria, galbūt ne. Arba nors man tikrai pakankamai dėmesio atrodo skiria, vis tiek rasdavau tų kažkokių landų, kaip nuo tos situacijos pabėgti ir kad vis tiek pabūti su Chebra. Tėvai labai stipriai mane saugojo. Niekada gyvenime per naujus metus neleido mane eiti su draugais švęsti ir kai kiti sako, čia ne tave saugojo. Čia saugojo greičiausia kažką nuo tavęs, o ne tave.
Ir galvoju, kad va tas ir buvo toks vidinis vis tiek kiekvienas vaikas, kiekvienas jaunas žmogus ir man tenka kalbėtis ir su tais, kurie nepilnamečių kolonijos, sakykim, buvę yra, išėję ir su kitais vaikais, kurie tikrai yra mano amžiaus, tai vis dėlto visi jie jaučia, kad jie yra mylimi artimos aplinkos, artimųjų, bet chebros įtaka gyvenime yra labai stipri. Aš turiu aplinkoj draugų ir pažįstamų, kur augina paauglius ir irgi matau, kad ten viskas atrodo ir kalbasi ir viskas daroma kaip ir gerai ir kur po to jau mamos atsiremia į sieną ir sako, aš nežinau, ką dar reikia daryti. Tiesiog, jeigu yra problema, kažkodėl vaikas labai nori į tą problemą įsivelt. Ir iš asmeninės patirties kalbant, kas labiausiai veiktų, kas jeigu atsuktume laiką, kas būtų greičiau suveikę? Ar tėvų, ar yra iš vis tam vaistas, gal to nėra, gal reikia tą pralaukti, kalbėtis ir tikrai tikėti, kad tai yra fazė ir kad nebus po to nusikaltimų, kad nenueis tuo keliu, nežinau, ką daryti. Aš nemanau, kad čia garantijos yra tame, nes kadangi tėvai visą laiką nelydės to vaiko už rankos, tai ne visą laiką nebūsi kartu, tu neini į mokyklą kartu, tu nepasiemi jau iš mokyklos ir aplamai tai būtų jau kažkoks laisvės jau nuo žmogaus apribojimas, kas dar sukeltų didesnį stresą. Bet aš galvoju, tai yra vėlgi, gal grįžti reikia į vaikystę. Vaikas formuojasi, jisai gauna pagrindų šeimoje, aplinkoje, artimoje, ne? Jisai gauna tam tikrus įgūdžius, jisai gauna tam tikrus, tokius atsakomybės vertus su pasiekmėmis, kurias turbūt reikia kartais ir išgyventi. Ir aš galvoju, aš tikrai buvau mylima šeimoje. Ir aš dabar bandau pagalvoti, kogi man trūko. Ta prasme, tai, kad noras pasirodyti prieš kitus, nes tie norai pasirodyti, jie dažniausiai ir yra tas baisiausias dalykas, ne? Tai, kad tu kažkaip pamiršti, kas tu esi ir kas tave myli iš tikrųjų, bet bandai įtikti tiems, kurie turbūt nelabai kam tu rūpi. Ir aš neįsivaizduoju. Tikrai neįsivaizduoju, galvoju, kas tai galėtų būti, nes atrodo, nieko netrūko. Aš pati auginu labai stiprų berniuką, turiu mergytę ir berniuką. Ir mano Aleksandrai yra 7, labai stiprus, lanko graiko romėnų imtynės ir žino, kad yra labai stiprus. Tikiu, kad yra labai geras vaikas ir kad moka, aš visą laikį mokau, kad reikia, būna, kad ir su sesė žaidžia ir sakau, prisimink, kad tu esi už ją, nors ir 2 metais jaunesnis, bet esi 2 stipresnis ir kad tavo jėga gali sužeisti. Ir gerai, tai auga vaikas, kuris turi kaip ginklas daug jėgos ir suvokimą apie tai, kas teisinga ir kas ne. Ir aš galvoju, kaip apsaugoti jį, nes jeigu jis pamatytų, dabar dar riboja savo jėgą, bet jeigu jis pamatytų, kad kažkas aplink jį vyksta ne taip, ten jo draugė, kad ir tą pačią sesę kas nors nuskriaustų, jo ten kokiam draugui, visi pasibėga skūstis, nes jis ir 4 gali paguldyti ant žemės. Ką pasakot vaikui ir kaip vaikai turi elgtis, jeigu jie nori ginti kitus, jeigu jie mano iš vis, kad jie daro kažką gero ir daro dažnai gero. Aš galvoju, kad jeigu nori ginti, tai nėra blogai. Ir jeigu ta grėsmė yra tokia akivaizdi, reali, tai tos fizinio kontakto, Bet aš galvoju, kad visą laiką vaikui reikia paaiškinti, kad nesimti tų sprendimų ir nedaryti teisėjo darbo. Nes kartais, jeigu tu supranti, kad tu tikrai gali apginti, bet gal pabandyti tai daryti žodžiu. Ta prasme, nebūtina tai rodyti visą laiką fizinė jėga, kad tu gali kažką apginti, nes kartais tikrai yra pavyzdžių, kada netgi fiziškai nelabai stiprus žmogus, jisai išdrįso klasėje užsistoti skriaudžiamą kitą ir tai padarė žodžiu ir prieš jį nieks nedrįso rankos pakelti, nes jis yra tiesoj. Tai kartais galbūt pirmas dalykas, ką ir policijos mokykloje mokinau kursantus, kad neskubėkite visų problemų spręsti fiziškai. Ta prasme, gal ir galite, gal ir sugebate, tikrai ir įveiksite, bet jūs prisidarysite ir savo reikalų ir galiausiai galbūt kažkam labai skaudės, tai galbūt pabandykite taip spręsti žodžiu. Ir aš manau, kad kiekvienas vaikas, jisai supranta, kad ir suaugęs turbūt turėtų suprasti, kad pirmoji fazė situacijos sprendimo tada, kada tu nori spręsti ją, tai galima padaryti žodžiu. Daug vaikų, daug suaugę galbūt kartais stebi situaciją iš šono ir galvoja, tai manęs neliečia, bet jeigu tu nori užsistoti, tai gali padaryti žodžiu.
Jeigu žodžiu nepavyko. Čia aš tiesiog asmeninės, čia nėra nei teisingos, nei neteisingos nuomonės. Tai aš galvoju, jeigu dabar, tarkim, subjektyviai. kaip pavyzdys, dabar jūsų dukra skriaudžia kažkas, jūsų sūnus prieina ir sako, tu to negali daryti, jis jau sustoja. Ir jeigu jinai toliau yra skriaudžiama, ir jeigu jisai tai apgins, naudodamas fizinį jėgą, jisai šaunuolis yra. Tai taip ir reikia. Kiekvienoje situacijoje, iš tikrųjų, kiek teko matyti, sakau, man, jeigu tu esi teisingas, teisingame tame, kaip ir tavo pusėje teisingumas, tai paprastai tas bendravimas jis tikrai sprendžia problemas. Jo, jis jau būna, kartais būdavo tikrai tų situacijų, kada, ten žmogus šaukia, reikia ten kažkaip, ne, tai turi laiko surūkyti cigaretę ir po to klausia, jau baigiai čia šaukti? Jo, baigiau už tai. Kartais žmonės tai būna emocionalūs ir kartais mes į tai reaguojame fizinių kontaktų, tai galbūt neteisingas būtų sprendimas. Bet sakau, jeigu tarkim tos problemos jau tokios iškyla, kada matom skriaudžiamą žmogų ir jeigu žodžiai neįsisprendžia arba tie žodžiai net neturi prasmės, ten kalbėti, net nėra ką kalbėti. Tarkim, jeigu, pavyzdžiui, prie mokyklos, neįsivaizduokit situaciją, o tai nutinka Lietuvos mokyklose, aš galvoju, kad laikai jau baigėsi, ne, dabar tie nutinka tokie. Ir mes tai gaunam netgi filmuotas medžiagėlės, ne, kada ten, tarkim, 3 spardo vieną. Tarkim, kaip pavyzdys, tai nėra ten kažkokie labai, jau suaugę vaikai, tai yra 9-okai, 8-okai. Ir, pavyzdžiui, kaip dabar aš mokinčiau savo sūnų, ką aš turiu daryti. Ir buvę tikrai tokių situacijų, ir aš savo sūnui sakiau, žinai, kad visų pirma reiktų pabandyti įsikišti tą konfliktą, matyti, jeigu tu gali suvaldyti situaciją, jinai dažniausiai būna suvaldoma, bet jeigu tu matai, kad agresija eina į tavo pusę, yra kitų telefonų, tai yra 112, paskambini ir sakai, mums reikalinga, gerbimi pareigūnai, jeigu norite, mums padėti, padėkite mums, nes šie yra skriaudžiami. Bet kaip vaikui per tą, kad tai manęs neliečia, tai liečia kažkokius kitus žmonės ir kodėl aš tai turėčiau kištis. Už tai, kad tu kažkada gali būti toje vietoje, kur būsi neužsistotas. Dar grįžtant prie, tarkim, sesę ar ten draugę kažkokią užstojo ir jeigu yra vyresnis ir dar stipresnis, galimai jo užstojimas galėtų sulaužyti ir nosį tam kitam vaikui, padaryti daug didesnę žalą, negu ten buvo kažkas prispaudę. Nes tie vaikai, kurie sportuoja ir yra čia ne tik vaikai, ir sporto, ir suaugę vyrai. Viena yra, kur jūs apgintumėt mane, ir kita, kur labai daug keikėsi, rėkė visaip, kaip ten demonstravosi, bet iš tikrųjų jėgos nėra. Tai stiprus sportuojantys žmonės yra kaip padidinta rizika, šaltas ginklas, jie moka savo jėgą naudotis. Taip, kad paliktų pėdsaką. Aš galvoju, vis tie sportuojantis, jie yra disciplinuoti ir galvoju, galbūt yra pavojus didesnis nesportuojantis negu sportuojantis, nes paprastai, jeigu tu sportuoji tik dėl to, kad tu ieškai galimybės parodyti savo jėgą, tai bus bėda visur, bet tie sportuojantys žmonės, dažniausiai jie kaip ir žinantis apie savo galimybės, jie paprastai ugdomi to nepiknaudžiauti. Bet sakau, čia kiekviena situacija labai konkreti, savo individuali. Vaikui, kad jeigu matai, kad silpnesniai skriaudžia, įsikišk ir apgink, yra teisinga. Tai yra labai normalu turbūt, tai yra ir suaugę to dažnai nepadaro. Jie kartais, aš tikrai matęs tų situacijų, kada suaugę nesikiša ir mes pareigūnai būdami klausdami, kodėl sakom, jūs to nesustabdė, tai mes jų nepažįstam, sako. Tai toks labai keistas požiūris, dabartingai dar tie būdavo su vaikais, o šitoj situacijoje, kad aš galvoju, nereikia galbūt vaikų skatinti tuo, kad eikit, žiūrėkit, jeigu kažkas skriaudžia, eikit užsistoti. Bet jeigu tokia situacija irgi, tai pakankamai stresinė situacija, nes tau reikia pasirinkti, kaip reikia pasielgti. Ar tau pabūti su tais, kurie masė ir žiūri, stebi, kaip čia baigsis, ar tau pabūti tuo vadinamą baltą varną ir sakyti, hebra, stop, čia to negali būti, tai yra neteisinga, tai yra negarbinga, tai yra labai blogai, tai yra smurtas, patyčios ar dar kažkas. Tai tas fizinis kontaktas kartais yra neišvengiamas, bet jeigu tu matai, kad tu gali patirti tą pačią didesnę agresiją, sakau, kreiptis į suaugusius, į policiją, bet kartais reikia kalbėti ir apie teisinius dalykus. Aš esu kalbėjęs su savo artimu tokiu žmogučiu, kada jisai buvo kaip ir skriaudžiamas, jisai tikrai tai padarė galbūt, kaip pasakyti, tai buvo toks, jam šokas, jisai sureagavo. Jisai panaudoja fizinę jėgą, tada bandai paaiškinti. Yra dalykai tokie kaip teisiniai, kad jeigu tai vyko ir tai nesitęsia, tai tau nereikia eiti ir kerštauti.
tu turėtum nueiti pas suaugusius ir paaiškinti, kad įvyko tokia situacija, o kuri įvyko tikrai nėra labai maloni, už tai grėsia irgi teisinė atsakomybė bent jau tėvams už nepriežiūrą ir paaiškinti. Bet nereikia daryti savo teisingumo, nes darydamas savo teisingumą, nu tarkim, tą naudodamas jėgą, kada jos naudoti pagrindo jokio nėra, tai tu prisidarysi tikrai rūpesčių savo. Ir taip, jisai bus neteisus dėl to pradėto veiksmo, ir kuris jau buvo baigęsis su tam tikrais padariniais, bet dėl savo veiksmo atsakyti reikės tau. Dabar vaikus galbūt reikia aiškinti, kad kuriuo momentu jie gali tai daryti ir kuriuo momentu tai yra negalimas darimas, nes kadangi tikrai susigadinsi savo gyvenimą. Kada jums įvyko lūžis, kad baigėsi visi maištavimai? 15 ir buvo tas mokyklosi? Ne, jie turbūt iki dabar nesibaigė, aš galvoju, tai aš labai džiaugiuosi tuo, kad iš tikrųjų dar vis išgyveni tą patį paauglystę kartais tokią, bet... Na, čia tik dabar yra labai gerai ta patirtis, nes žinot, kaip kalbėti su paaugliais, su jaunimu ir visi nori klausyti. Jeigu aš žinočiau atsakymus, tai galbūt aš labiau džiaugčiausi savim. O realiai, pavyzdžiui, tikrai nėra gėda pasakyti kartais, kad aš neturiu atsakymų. Kaip tai vyko, ta prasme taip, kad sudėlioti, kaip tie mentoriai moko, čia reikia taip. Kiekvienas mes esame labai individualus, kiekvienas užaugam labai individualioj tokioj, savo asmenėje aplinkoj. Tai man tie lūžiai buvo tokie, vėlgi mes įvardinam žodį kaip pasirinkimas. Ir man tikrai žiūrint į tą, kaip pasakyti, vis mylinčią mamą ir kenčiančią mamą, vis žiūrėti į tėtį, kuris finansiškai kenčia ir tikrai išgyvena dėl mano tokio elgesio. Ir kartais būdavo pasakymas, brolis kaip žmogus, kas su tavim yra negerai. Ir aš klausdavau, tu kas su manim negerai, sakau, su manim gerai viskas. Ir galbūt tai buvo toks vėlgi, gal dėl to, kad aš buvau truputį jaunesnis už brolį 4 metais, gal aš norėjau kažkaip būti labiau augesnis, gal tikrai jaučiausi drąsus toks, kadangi, žinau, kad brolis mane užsistos visą laiką, bet turbūt didžiausias ta bėda buvo tai, kad aš visgi taip kažkaip norėjau patikti tiem, kurie paskui nuo manęs tikrai nusisuko, o šeima tai nenusisuko nuo manęs. Tai tai, ką bandai pasakoti tiems jauniems žmonėms, kuriais kalbėsi kartais, kad yra, kaip pasakyti, yra žmonės, kuriuos tu skaudini ir jie to nenusipelnė. O atiduodi savo gyvenimą kaip klaunas realiai turbūt tiems, kurie iš tavęs irgi kažkuria prasme šaiposi ir kartu naudojasi kažkuriom aplinkybėm. Tai vidinis tas iš tikrųjų pasaulis, kiekvienas mes jį turim. Ir aš žiūrėdamas kartais, kai sako kartais, 14 metų, 15 metų vaikai nieko nesupranta. Jie daug ką labai supranta, jie turi širdį, jie turi vidinius išgyvenimus, jie turi svajonės, jie turi kažkokius... Gal dar didesni tie išgyvenimai, jie dar hiperbolizuoti? Galbūt, ar ne, nes aš save atsimenu, kad ir drįsti dabar vadinti 14 metų, 15 metų jaunuolį, kad jisai dar nieko nesupranta. Dieve, jo pasaulis koks yra platus ir didelis jau iš tikrųjų ir jį nuvertinti yra labai blogas dalykas, nes tai gimdo paskui tą jo turbūt norą įrodyti, kad aš esu neteisus įvairiais būdais. Dažnai jauni žmonės išgyvena tam tikrus stresus ir stresas ir man buvo be abejo galvoti, kaip dabar čia bus, aš dabar nebesu chebra. Ir kaip čia apie mane, kaip aš į kiemą išeisiu, ta prasme, bet man tiesiog galbūt gyvenime taip susiklostė aplinkybės, kad tas išėjimas iš mano brangios mokyklos kainavo tai, kad aš patekau į kitą mokyklą Kaune, vienintelė Kaune, ačiū 21 mokyklai, kuri viena iš 49 mokyklų sutiko mane priimti. Ir žinot, ten man ta patirtis buvo tokia, kaip pasakyti, ir gera, ir bloga. Čia panašiai kaip žmogus išeina, žinot, iš įkalinimo įstaigos ir sako, į įkalinimo įstaigą aš atėjau su viena patirtim, iš įkalinimo įstaigos išeinu su 2 patirtim, ta prasme jau su pažinčių ratu kažkokiu, bet aš labai dėkingas savo šeimai, savo mamai, tėčiui, kad jie taip buvo, tokie kantrus su manim buvo, broliui tam pačiam, kad jie tiek turėjo daug kantrybės su manimi ir greičiausia, kad jų kantrybė, ugdant mane, jinai buvo tas pergalės įrankis, kad aš visgi pasirinkau šeimą. Tai yra neskaudinti mamos, neskaudinti savo tėčių ir kažkaip ir neskaudinti ir brolio. Tai turbūt jie savo kantrybę mane atkovojo. O jos reikėjo labai daug jiems. Aš įsivaizduoju, Dieve, kiek reikėjo daug.
Ir jie tai sumokėjo iš tikrųjų. Tai va ta kantrybė turbūt, kurios mums labai dažnai dabar pritrūksta ugdant vaikus. Mes labai dažnai savo vaikus atidavinėjom kam? Treneriam, korepetitoriam, dar kažkokiems, grūdam tuos vaikus. O kartais tiems vaikams, mūsų vaikams, ten dukrom, sūnums, jiems tiesiog reikia laiko kartu su tėvais. Nebūtinai jiems lankyti visus įmanomus būrelius. Čia baisiausias dalykas, kai tėvai nusprendžia, ką vaikas dabar lankys. Nepaklausęs, ar jisai to nori, bet tėvai taip nori. Tai turbūt yra žalojimas vaikų, ar ne? Tai galvoju, va ta kantrybė tėvų, artimųjų mano net kovojo, bet tame buvo ir mano pasirinkimai. Mano pasirinkimas ir aplinkybės gal susiklosti teisingai, kad aš pakeičiau dislokacijos vietą, po to baigęs profesinę technikos mokyklą išvažiavau į užsienį. Ir tame užsienį, kadangi manęs niekas nepažinojo, aš kaip ir naujų žmogumi tapau, o kai grįžau, labai norėjau mokytis. Labai norėjau mokytis ir teisingai stojau į Vytauto didžiojo universitetą, įstojau į teologijos fakultetą, apie policiją net svajonių nebuvo, bet kadangi ten buvo ta istorija tokia, kad aš dažnai esu pasakojęs, bet žodžiu, aš įstojau į teologijos fakultetą Vytauto didžiojo universitete, ten buvo stojimai, bet sunkokiai, iš tikrųjų, ten gal 5-1 vietą, bet aš labai puikiai įstojau. Ir ateina ta tokia jau sako, va, tu priimtas, bet atsiprašom, labai tu važiuoji į Kretingą mokintis, ten filialas. Sakau, prie ko šitą Kretingą? Sakau, aš į Kauną noriu Vytauto didžiojo universitete. Tai sako, ten yra Vytauto didžiojo universiteto filialas ir Religijų studijų institutas, nes kadangi, labai atsiprašom, tavo mokyklos balai tokie buvo prasti, kad juos susumavus su egzaminais, jie gaunasi tokie ant ribos. Ir aš tada supykau, atsimenu ir broliui, sakau, nesimokysiu. Čia jūs neteisingai elgėtės, bet aš atsimenu, kad sužinojau, kad Kretinga yra prie jūros. Ir galvoju, gerai. Tai iš tikrųjų kaip smagu, kad taip viskas pasiduodi tam ir ten po pusės metų realiai vyksta tas įvykis, kada aš nusprendžiu tapti pareigūnu. Reikėjo praeiti tai, reikėjo tai išgyventi ir tada tapau pareigūnu. Ir taip pat gyvenimas klostėsi. Aš atsimenu, labai gėdėjausi, kad stojau Vytauto didžiojo universitetą, o jeigu mano draugai sužinos, koks lochas, mokytis eina, žinai, dabar čia reikia nemokytis, dabar reikia suktis gyvenime. Tai gaila, kad gyvenimo patirtis yra tokia, kad tie mano draugai, kurie labai stipriai sukosi, jie greitai ir susisuko. Ir pabaigos buvo aiškios labai. Kad turbūt, galvoju, šitą pokalbį turbūt reikia parodyti, pasiūlyti mamom, duoti paklausyti savo vaikam. Nes kartais labai myli vaikus, tikiesi, kad dar esi autoritetas ir pasakoji, bet pasakoji tik iš teorijos. O kai vaikai mato pavyzdį, ir vizualiai stiprų, istoriškai visų mylimą ir labai teisingai pasielgus ir išgyvenusi tiek daug, tai man atrodo, kad geriausius pokyčius gali padaryti. Žinot, būna tų situacijų tokių ir kažkaip ne tai, kad tu per metus gauni tą žinutę, ta prasme iš tėvų ar tėvųjų, ir aš žinau, aš pradėdamas skaityti žinutės pradžią, žinau, kas bus pabaigoj. Nes pradžioje tai buvo šokiravo, po to tai tapo liktai norma ir tas žinutė, kurią siunčia visą laiką tėvai, man paprašė istoriją, niekada negalvojau, kad tai nutiks mano šeimoje. Ir tai yra pakankamai įvairios labai šeimos, atrodo, ar ne, bet kartais taip nutinka, bet nereikia bijoti ir kažkaip reikia priimti sprendimus ir kartais sakau, ir paaugliam kartais pasakojam kažkaip tas istorijas, kad sakom, tie žmonės artimieji turėtų būti tie, kurie ir tikime, kad jūs supa tokie, kad sakom, kad artimieji būtent tie žmonės, kurie niekada jūsų nesigėdins. Ir sakom, į kokią duobę beįkristum, greičiausiai jie įlips tą pačią duobę, nors tai bus ir šūdų duobė, ir stovės šalia tavęs ir tavęs nesigėdins. Bet žinot, mes turim tas istorijas, kada tėvai gėdinasi savo vaikų. Ir jos yra tragiškos. Ta prasme, aš tikrai turim tas istorijas, tragiškas istorijas, kada tėvai gėdinasi savo vaikų ir tai kainuoja jiems artimų žmonių praradimą. Ir aš tada protų nesuvokiu iš tikrųjų, tai kas tą vaiką augino, kuris augo. Jis augo jūsų aplinkoje, jis buvo formuojamas pagal jūsų norus ir tas vaikas galbūt jis netitiko jūsų lūkesčių. Ir žinot, turbūt tos frazės, kurios aš niekada nesu gyvenime pasakęs savo vaikam, nedaryk man gėdos. Nes man teko
stovėti prie jauno žmogaus kūno, kuriam prieš 12 valandų tėtis pasakė tą frazę. Ir mane tai iš tikrųjų, aš kartais galvoju, tie žodžiai, ne, jie kartais būna stipresni už tą dirbtinai rodomą dėmesį savo vaikam ir mes įsivaizduom, kad jais rūpinamės, o neatliepiam tikrųjų jų poreikių ir lūkesčių galbūt. Tai va, tai žodžiu, visi čia mes mokomės ir galvoju, kad kartais gali nutikti tų gyvenime tokių atvejų pas mus šeimose, kad ir mes pasakysim, kad niekad negalvojau, kad tai nutiks mano šeimoje, bet tai nereiškia, kad tai yra pabaiga. Tai yra ne pabaiga, tai yra galimybė, sveiki, sėdam, galvojam, ką toliau darom. Ir mano draugai verslininkai sako, tai dabar tipo man čia reikės atsisakyti verslo ir jam čia šiek tiek laiko daugiau skirti. Sakau, panašu, kad taip. Gerai. Ir jie sako gerai. Tai vadinasi, jiems verslas yra netoks svarbus, koks tas augantis jų vaikas, dėl kurio jie tikrai stengiasi. Ačiū, Daliau. Esu dėkinga ir tikiu, kad ne paskutinį kartą susitinkam. Temos aktualios ne tik man, bet ir visiems. Visos mamos yra plus labai daug pareigų. Pareigų namuose, pareigų darbe, dėmesio, kurio reikia visiems aplinkui ir kartais tik trūksta to, kurio reikėtų jai pačiai. Čia visiškai iš mano patirties bėgu, lekiu, retai pavalgau, savo tarsi sveikatos problemas imu ignoruoti, iki kol tai gali tapti tikra bėda. Apie tai šiandien ir noriu pakalbėti. Su manim labai džiaugiuosi, yra Lietuvos mylimiausia medikė išrinkta. Dar šiandien tik pamačius pasakiau, čia turėtų būti ir stilingiausia, gastroenterologė Evelina Ruibienė. Sveiki. Sveiki. Pakalbėkime apie tas mamas ir jų problemas. Mamos, kurios nevalgo. Arba mano vaikai patys, pavyzdžiui, man kartais sako, kad jau juokės, aš pati kažkada pasijuokiau, kad aš savo negaminu, aš valgau jų likučius. Ir jie, jeigu kažkur būna pas senelius, grįžta pas mane ir pasiklausė, sako, ką nors valgiai, mūsų nebuvo, tai nebuvo likučių. Ir tai tarsi juokelis, kuris finale gali būti nelabai juokingas. Ar dažna mamų problema tas užsidegantis skrandis? Taip, ir ne tik užsidegantis skrandis, bet ir tokiais atvejais, kai mamos tikrai nespėja, lekia, skuba ir, kaip sakau, paskutinės apie save pagalvoja. Pirmiausia, vis tiek vaikai, tai būna ir pilvo pūtimas, ir pilvo raižymai, ir spazmai, ir aišku, ką ir minėjot, refliuksas. Tai vat būtent... Pasakėt, aš... ką pasakėt, dabar iškart išsigandau, nes paskutinės 2 savaitės kiekvieną vakarą vis guliu ir savai man raižo pilvą ir nesuprantu nuo ko, išgeriu nošpos ir einu miegoti. Ir turbūt būsiu ne viena mama, kuri tiesiog dorojasi su tik problema ją užmaskuot, ne išspręst, o kažkaip... Taip. Dažniausiai taip ir vyksta, kad simptomiškai čia ir dabar norisi savo padėti ir užsimerkti į tuos simptomus ir pagalvoja, ai, praeis. Bet iš tiesų, vėl grįžtant prie to paties, kaip ir laidos pradžioje. Vieną sekundę, ar tie katinai labai girdisi? Gal jos ten, kas ten jiem nutiko? Čia turim katinus. Likučių nori. Gal jie alkani tikrai? Taigi turim tokius katinukus, šeimininkus. Ką žinau, yra toks detalės, žinau. Po to kalbėsim ir atrodys, kad iš skrandžio kažkas. Spazmai. Taip. Miau. Gerai, tik tai kur sustojom? Tai kaip ir minėjot laidos pradžioje, tai reikėtų nuo čia ir pradėti. Nuo tų, kaip sakau, mitybos įpročių, režimo, aš kaip vadinu mitybos higieną. Tai vis tiek, norim ar nenorim, tos simptominės priemonės, kaip minėjot, drotavirinas, nošpa, tai čia nėra tas pagrindinis sprendimo būdas, vis tiek turim orientuotis į priežastis. Tai reikėtų sustoti ir pagalvoti apie save. Gal galim, kad, nes dažnai šiaip, su ChatGPT pasitarė mamos, nes greičiausiai bus, ką čia reikia daryti, bet
kad tas mūsų pokalbis pasiektų širdis mamų, kurios galvoja, čia vis tiek ne man, tegu jos ten taip ir stengiasi. Nuo pat pradžių, kokį simptomą ar kiek jis kartų turi pasikartoti, reiktų kiekvienai mamai laikyti jau kaip indikaciją, kad nuo dabar aš jau ne tik Nošpa ar ne tik ChatGPT, bet čia jau ne šios dienos netikėtas kažkoks niuansas, o aš jau turiu problemą. Taip, tai simptomai turi būti užsitęsę, tai neturi būti vienkartiniai, vienmomentiniai tie simptomai. Tai tas pats pilvo pūtimas, jeigu jis nuolatinis yra užsitęsęs ir ta pati Nošpa ar ten kažkokie analgetikai nuo skausmo tik tuo momentu padeda ir vis tiek toliau tie simptomai tęsiasi, progresuoja, tai jau yra kaip aliarmo simptomas kreiptis. Aišku, jeigu tas pats ir pilvo pūtimas progresuoja arba refliukso simptomai, kažkokį jaučia deginimą už krūtinės nuolatos po valgio, kažkokį, sakykime, lyg gerklės skausmą iš po nakties, nuolatinį tokį krenkštimą, kažkokį dusulį, kosulį. Yra tokios stipresnės mamos, kurios gali sakyti, čia man dar tik metus. Kada yra nuolat, jau savaitė, mėnesis? Iš tiesų, jeigu tai užtęsia daugiau kaip 2 savaitės jau. Ir tokiu atveju jau reikėtų tikrai kreiptis pirmiausia, aišku, į šeimos gydytoją ir, aišku, išsakyti visus savo nusiskundimus, ką jaučia, kiek tai laiko trunka ir tada jau su šeimos gydytoju spręsti, galbūt reikia ir detalesnio ištyrimo. Ir aišku, nepamiršti ir tokių, kaip ir minėjau, tų aliarmo simptomų, tokių raudonų vėliavyčių, kai ne tik yra tas pilvo skausmas susitęsęs, kaip ir minėjau, jau ilgiau negu tas 2 savaitės ir nepraeina savaime, jeigu yra pastebima šviežio kraujo su išmatomis, sakykime, po pasituštinimo. Jeigu atsiranda kažkoks skausmingas rijimas, jeigu krenta svoris, pradeda neaišku dėl ko kristi, ne dėl to, kad tik kažkokia mityba pasikeitė, bet, sakykime, be jokios aiškios priežasties. Tai yra jau tokios raudonos vėliavos, raudoni šauktukai, kad jau reikėtų nedelsti ir pasirodyti anksčiau. Nelaukti tų metų laiko, kaip minėjot. Nes tikrai, kai kurios mamos yra labai kantrios ir jos laukia ir galvoja, kad turėtų viską susitvarkyti, bet jeigu po 2 savaičių jau jaučia, kad tie simptomai nesitvarko arba yra tos raudonos vėliavytės, tai tokiu atveju reikėtų tikrai pasirodyti greičiau. Ką rekomenduotumėt daryti iki to pasirodymo pas gydytoją, gal kol priminėjam sprendimus, kaip nepakenkti savo toliau ir ar padėti su mityba, su, nežinau, kokį įprotį stengtis, kokią pirmą pagalbą suteikti savo, taip gal. Tai pirmiausia, sustoti ir valgant maistą nepamiršti keletos dalykų. Kramtyti maistą. Aš vis tą klausiu savo pacienčių mamų, kiek kartų jūs kramtot vieną kąsnį? Kiek kartų jūs kramtot vieną kąsnį? Maks 2. Gali tai būti? Gali. Aš dar pagalvojau, kad aš turbūt ir... Bet virškinimas prasideda nuo kur? Nuo burnos. Aš apskritai, aš galvojau, kad šią laidą darom kitom mamom ir kuo labiau artėjo mūsų pokalbis, kuo labiau galvojau, kokius klausimus paklausiu ir jums atsisėdus tik pasakėt ten apie pilvo spazmus. Kažkaip supratau, kad turiu rytoj pasiskambinti gydytojai. Tai gerai, geras ženklas. Reiškia, išgirdot mane. Tai va, tai kramtyti vieną kąsnį reikėtų tikrai ne 2 kartus, ne 5 ir ne 10, bet bent jau 20 kartų, 30, tai čia būtų iš vis idealu. Tai čia pirmas momentas, nuo kurio jau prasideda tolimesni procesai. Kol mes kramtom, tai automatiškai, jeigu kramtom ilgai, mes ir mažiau privalgom. Mažiau privalgom, nes per 20 minučių ateina tas sotumo jausmas. Tas noras sustoja, kad jau viskas, aš pavalgiau. Bet jeigu mes kramtom po 2 kartus, tai mes daugiau visko privalgom. Į skrandį daugiau patenka maisto, kuris nėra pilnai sukramtytas, o skrandė tai nėra dantų. Skrandis tada turi atlikti ir savo darbą, ir dantų darbą, ir tada atsiranda apkrova. Tūris didėja, susidaro sąlygos ir tam pačiam refliuksui, reiškia turinio patekimui į stemplę ir visiems tiem nemaloniems simptomam.
tada toks maistas, nėra vis tiek pilnai apvirškinamas, jis patenka į žarnyną, o patekęs į žarnyną prasideda visi rūgimo, puvimo procesai, pavadinkim taip, pilvo pūtimai, spazmai, skausmai. Ir žodžiu, atsiduriam tokiam užburtam rate. Tai visada pirmas patarimas - nepamiršti prieš sėdant valgyti, kramtyti. Įdėjom į burną kąsnį, kramtom, skaičiuojam. Ir čia irgi yra toks darbas. Kur atrodytų, kad, tai patarimą davėm, bet tikrai susimastykit, kiek kartų kramtom, mes visada lekiam, bėgam, dar kartais tuo pačiu metu ten e-mailus atrašinėjai, kažkam kažką žiūri, skaitai. Multitaskinam. Taip, ir pagalvoju, turbūt dedi kąsnį, perkandi ir nuryk ir taip. Taip, bet viskas čia jau prasideda. Tas visas angliavandenių virškinimas, kramtom, seilės suvilgo visą tą kąsnį ir toliau patenka į skrandį, baltymų virškinimas, į žarnyną, tolimesni visi virškimo procesai. Tai čia toks yra momentas - skirti laiko pavalgyti, neskubėti, neryti maisto, o jį kramtyti ir skirti bent jau 20 minučių. Ar nieko tokio, jeigu valgoma ne 3 kartus per dieną? Mažiau. Iš principo tas reguliarumas yra nebereikalo nurodytas, nes kai mes valgom dažniau po nedaug, tarkim netgi ne 3 kartus, o 5 kartus, tai mes ir nepersivalgom, mes visada jaučiame sotus, visada jaučiam, kad yra tos energijos. Dabar tos visos bado dietos arba protarpiniai kažkokie badavimai tikrai ne visiems žmonėms tinka, ypatingai tiems žmonėms, kurie neturi tulžies pūslės. Ir tikrai yra mamų, kurios neturi tulžies pūslės ir turi tą tulžinį refliuksą, kai, sakykime, kepenys gamina tulžį toliau, bet jos nėra kur kaupti ir jinai nuolatos tarsi iš dalies rūva ir į skrandį, ir į žarnyną. Tai tokiais atvejais, kai yra tokie ilgi nevalgymo tarpai, kepenys tuo momentu dar daugiau tulžies prigamina ir turim dar aiškesnius simptomus. Tai visada tikslas kaip tik yra orientuotis į reguliarumą, į dažnį, kad tie tarpai tarp valgių būtų kuo mažesni. Čia labai gražu teorijoje, bet galvoju, ar praktikoje. Čia geriausiu atveju 3 kartus gal ir sugebėčiau pavalgyti. Ir tai yra ne dėl to, kad aš turiu laiko, tai valgysiu nors ir 7 kartus. Bet natūraliai, jeigu turi daugiau pareigų, nemoki atrasti to laiko. Tai labiau turiu paklausiu, ar labai savo pakenksiu, jeigu tą darysiu 2 kartus. Bet labai sveikai. Ką reiškia sveikai tada klausimas? Bus daug daržovių ir mėsytės ir... Tai čia irgi klausimas, kurį užduodu pacientėms, mamoms, ypatingai toms, kurios tikrai sako, jau jūs tai man neaiškinkit, jau aš tai žinau, kaip čia valgyti ir aš tikrai sveikai maitinuosi. Bet tada klausimas, kodėl ta pacientė yra pas mane, kodėl jinai vis tiek skundžiasi šonų skausmu, pilvo skausmu, pilvo pūtimu. Galbūt tai, ką jinai valgo, iš tiesų nėra sveika jai, nors jai taip atrodo ir tai nėra tinkama jos žarnyno mikrobiotai, žarnyno bakterijoms. Tai tokiais atvejais tada reikia aiškintis būtent dėl jos tos mitybos, kad ir 2 kartus per dieną ir jinai sako tikrai sveikai. Tokiu atveju tikrai kartais netgi rekomenduojama pasitirti detaliau ir atlikti žarnyno genetinius molekulinius tyrimus, būtent mikrobiotos. Ir pagal tai išmatų tyrimai, tai yra išmatų tyrimai, aišku, tikrai ne visur yra tie tyrimai dar kol kas prieinami, bet tikrai yra galimybė atlikti ir įsivertinti būtent savo mikrobiotą ir žiūrėti, ar yra kažkokie nuokrypiai, galbūt tai, ką mes valgome, iš tiesų visiškai netinka mūsų žarnyno bakterijom, nes vis tiek mes turim jas pamaitinti tas gerasias bakterijas, mes turim duoti prebiotikų, tai mes turim duoti ir fermentuotų produktų, ir skaidulų, ir pakankamai skysčių vartoti. Be šitų tokių dalykų tikrai nesijausimės gerai. Ir kad ir kaip norėtume čia ir dabar tos stebuklingos tabletės, tai kol kas jos nėra. Ir viskas yra apskritai virškinimo trakto ligų, dauguma tas pats ir refliuksas ir dauguma dirgliosios žarnos sindromo simptomų. Pagrindai yra sukontroliuojami būtent pagal mitybos ir gyvenimo būdo korekciją. O visa kita, medikamentinis gydymas, tie patys probiotikai, tai jie yra tik tais tokie, sakykime, papildomos priemonės, kurios čia ir dabar leidžia mums pasijusti geriau, bet tai iš esmės nesprendžia problemos. Vis tiek mes turėtume grįžti atgal
ir sustoti. Ir tikrai galima bandyti ne iš karto kardinaliai keisti įpročius, kaip čia labai madinga yra, kad jau po naujų metų tai jau viskas, jau sportuosiu, jau valgysiu kitaip. 5 dienas. Tikrai nereikia taip savęs iš karto statyti tokius rėmus, bet galima viską daryti po truputį, iš po lėto, neskubant. Tai tarkim, 1 savaitę aš nusprendžiau, kad įvedinėsiu pagaliau pusryčius. Ir stengiuosi vis kažką suvalgyti, kad būtų tie pusryčiai, nes tikrai yra mamų, kurios nespėja pavalgyti pusryčių, jos skuba lekia ir jų pusryčiai būna kokią 10-12 valandą. O gal net jų iš vis net nebūna. Tai nuo tokių mažų dalykų pradėti ir tai yra jau gerai. Dabar ar tas valgymas 2 kartus per dieną būtinai pakenks, tai yra labai individualus dalykas. Vienam taip, vienam tai gali visiškai netikti, kitam viskas bus kaip ir gerai ir jis kuo puikiausiai jausis. Tai vis tiek aš visada sakau, reikia sekti save stebėti, savo organizmą, nes mūsų organizmas kartais pats duoda signalus ir ženklus, kas yra gerai, kas yra tinkama, o kas stop žmogaus, sustok ir pagalvok, ką tu darai. Mes taip gražiai, pozityviai bandom, tiek mane, tiek jeigu kažkas su šią problemą žiūri, auklėti, kad save reikia prižiūrėti. Visgi reikėtų gal ir blogiausius scenarijus nupiešti, ką galima pasidaryti savo, jeigu ilgą laiko tarpą tą problemą malšini nusipirkus ten aromaprazolio, truputį kyla refliuksas ir čia išsisprendžiau. Skauda ten ošpa ir išsisprendžiau. Kokie, nežinau, čia tas gąsdinimas padeda ar ne, man jaučiu gali padėti. Kokie blogiausi scenarijai gali ištikti? Scenarijai patys blogiausi. Tai gal pradėsiu dabar nuo netokių blogiausių scenarijų, bet iš tiesų toks savęs pavadinčiau netgi žalojimas. Tai gali privesti ir prie ilgalaikio skrandžio gleivinės uždegimo, gali formuotis ir skrandžio žaizdos, ir opos, gali progresuoti ir žarnyno ligos, sakykime, vystytis ten, arba tas pats dirglio žarnos sindromas gali tikrai nepasiduoti. Kokie ir požymiai? Pūtimas, pakitęs tuštinimasis gali būti, besikeičiantis viduriavimas su vidurių užkietėjimu, pilvo skausmai. Taip pat jau tas pats blogiausias scenarius, kur tikrai galėsiu papasakoti ir vieną istoriją, tai onkologija vis dėlto. Bet aišku, tokia mityba, gyvenimo būdas, kad kardinaliai būtų pagrindinis vien tik tais faktorius, tai būtent toje situacijoje taip nebuvo, nes vis tiek buvo ir tos šeiminės onkologinės anamnezės ir šeimoje buvo storosios žarnos onkologija, tai jau tai moteriai buvo padidinta rizika sirgti, nes jos mama sirgo storosios žarnos onkologija ir tie tokie gyvenimo įpročiai, mitybos įpročiai, tas toks, praeis, pagersiu kažkokių vaistų, kurie man simptomus nuims, ar ten kokių nors papildų probiotikų, vis dėlto privedė prie to, kad išsivystė ir jai pačiai onkologija. Kartais būna ir tokių situacijų, kur atrodo, kas čia, kam čia to pilvo nepapučia. Tai kiekvienam iš mūsų taip tikrai būna. Bet jeigu, kaip ir minėjau, tas pūtimas progresuoja, tavo organizmas vis signalizuoja, žmogau, eik pas gydytoją, nedelsk. Tai reikia tą tikrai padaryti, nes tikrai buvo tokių atvejų, kad atrodo nekaltas pilvo pūtimas, daugiau atrodo jokių simptomų ir vėlgi jauna moteris 29 metų su storosios žarnos onkologija išplitusi į kepenis. Tai čia yra visada mes balansuojam tarp tos ribos. Jeigu matom, kad tai tikrai tęsiasi, tai tikrai progresuoja arba atsiranda kažkokių papildomų simptomų, tai tikrai nereikia numoti ranką ir nesistengti visko numalšinti simptominiais vaistais, bet geriau yra pasitikrinti čia ir dabar, negu delsti. Nes kuo ilgiau mes delsiam, tuo didesnis šansas, kad ta liga greičiau progresuos ir tada jau kalbant apie gydymo taktiką, jinai yra visiškai kitokia negu pačioj ligos pradžioj. Jūs kalbas, jaučiu, man širdis pradėjo stipriau plakti, išsigandus, nes tikrai tai galvojau. Tai aš ir stengiausi pradžiai pozityviai. Galvojau kažkaip, nevertini dažnai savęs kaip
į kažkokią grupę priskirti, nes tikrai visada atrodo arba kad rytoj, arba kad čia. O dėl tų vaistų, ką irgi paminėjot, būtent tų protonų siurblio inhibitorių, omeprazolių dar kitaip žinomų, ten ezomeprazolių ir taip toliau, tai vėlgi jų toks vienmomentis vartojimas tikrai nėra rekomenduojamas savarankiškai. Geriau yra pradėti nuo tokių paprastesnių priemonių, saugesnių priemonių, kurias galim bet kada pradėti, bet kada nutraukti, nes tikrai kiekvienas gydytojas žino, tiek pat ir šeimos gydytojas, tiek ir gydytojas gastroenterologas, kad visų šitų vaistų omeprazolių taip staiga nutraukti negalima, nes po to mes turim dar ryškesnius simptomus, tą vadinamą rikošetą. Tai va tokiais atvejais, kai yra refliuksas ir mes jį norim greitai numalšinti, tai galima labai elementariai, tikriausiai irgi žinot, linų, sėmenų kisielių pasidaryti. 1 šaukštas sėmenų, stiklinė vandens, užpilam 10-15 minučių ant lėtos ugnies paverdam, atvėsti ir galim gerti ant tuščio skrandžio. Arba iš vakaro užsimerkti tas sėklytes ir pasidaryti tokį kaip kiseliuką ir gerti ryte ant tuščio skrandžio, vakare ant tuščio skrandžio galima gerti. Tai toks kaip tarsi gleivių sluoksnis susidaro, kuris suriša tą rūgštę, apsaugo skrandį, stemplės gleivinę. Galų gale, jeigu ir tai nepadeda, sakykime, tikrai yra moterų, kurios stengiasi, jos tikrai stengiasi reguliariai valgyti, stengiasi kramtyti maistą, vartoja tokias alternatyves priemonės, bet vis tiek nėra atsako. Tai tada tokios greitos irgi priemonės, kurias galima įsigyti bet kurioje vaistinėje, tai yra alginatai. Tokie irgi sirupais ar ten tabletėmis kramtomų tokiu pavidalu greitai, kai kurie net suveikia per 3 minutes, duoda tikrai labai gerą atsaką. Na ir jeigu tada ne, tai tokiu atveju geriau yra pasitarti dėl tų omeprazolių vartojimo, nes jų ilgalaikis vartojimas, ką aš pastebiu iš tiesų visuomenėje ir tarp savo pacientų, dažnu atveju veda į šalutinės reakcijas. Ir tarkim, šitų vaistų vartojimas metai iš metų tikrai gali sukelti ir žarnyno mikrobiotos pasikeitimus ir išprovokuoti kitas ligas, tokias kaip mikroskopinis kolitas, gali sukelti, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus moteriams ir greitesnį kaulų retėjimą, osteoporozę dar kitaip tariant. Tai su šitais vaistais reikia atsargiai. Ir dabar ką aš pastebiu, kad toks kaip irgi sakot, išgersiu omeprazolio, tuo momentu gerai ir viskas. Tai tas toks vartojimas jis veda kaip tik į dažnesnius simptomus, dažnesnius simptomų atsiradimus, paūmėjimus, bet ne į ligos kontrolę. Nes refliuksas tai yra tokia lėtinė liga, lėtinė būklė, su kuria reikia iš tiesų išmokti gyventi, jeigu nėra stemplės skrandžio išvaržos. Jeigu yra didelė stemplės skrandžio išvarža, jeigu gydymas neefektyvus, nepadeda nei nemedikamentinės priemonės, nei medikamentinės priemonės, tada jau aišku su stemplės skrandžio chirurgais tenka spręsti klausimą ir dėl operacijos. Jeigu rinktume, padarytume pusryčių rinkimus, kokį patiekalą pusryčiam apdovanotumėt pirmą vietą, kad sakytumėt tikrai kokybiškiausias sprendimas, kokį galit savo skrandžiui padovanoti ryte? Tai tų kokybiškų sprendimų yra įvairių, tik tais klausimas, ar mes turim save priversti valgyti, ar tai mums yra skanu, nes jeigu kiekvieną kartą mes turėsim save priversti ir motyvuoti, tai dažniausiai mes savo sukelsim šleikštulį. Tai jūsų tada toks asmeninis subjektyvus. Kadangi aš neturiu jokios 12-pirštės žarnos ligos, jokios celiakijos, glitimo netoleravimų ir taip toliau, tai aš renkuosi visada tiesiog avižų košę. Man tikrai tai yra toks lengvas, pakankamai, kaip pasakyti, lengvai ir paruošiamas, greitai paruošiamas patiekalas, kuris man tokio duoda ir kartu sotumo, ir kartu lengvumo. Nes aš išduosiu paslaptį, aš pati turiu refliuksą. Ir tikrai nuo pat vaikystės. Čia gali būti taip įgimta, neįgyta, ar ne? Čia buvo tokie, kaip pasakyti, iš pradžio atrodo kaip ir fiziologiniai dalykai, nes vaikystėje gali būti tas fiziologinis refliuksas ir jis, su amžiumi turėtų kaip ir, pavadinkim, išaugti, bet mano atveju tas neįvyko ir aš po šiai dienai turiu šitą būklę ir aš išmokau su ja gyventi. Aš atradau savo provokacinius veiksnius, kurie man provokuoja simptomus ir aš jų tiesiog stengiuosi vengti. Aišku, kažkokie paprasti
dalykai gali išprovokuoti? Taip, tai tas pats ir, kas streso nepatiria. Tai kiekvienas iš mūsų to streso tikrai patiriam, tik tais vieni, kaip sakau, moka su juo susigyventi ir kovoti ir surasti tas technikas, kaip spręsti problemas, kitiem yra sudėtingiau. Tai aišku, stresogenės situacijos tikrai padirgina tą mano stemplės apatinį rauką ir pasijaučia. Kaip kitiem būna, žinot, ten pilvas susuka ir bėga į tualetą, tai man būna, kad aš jau jaučiu, kad kai jau krenkštimas atsiranda, jau kažkoks tai rūgšties pakilimas. Tai iš tokių produktų, tai tarkim, mitybinėse rekomendacijose yra rašoma, kad bananus galima valgyti esant refliuksui. Ir tai yra kaip ir produktas, kuris neturėtų provokuoti refliukso simptomų. Bet ir man, ir kai kuriems mano pacientams ir pacientėms sako, ne, aš negaliu valgyti banano, nes aš kai suvalgau bananą, mano visa burna pilna rūgšties yra. Tai tik parodo, kad tai yra labai individualu ir tos mitybinės rekomendacijos, kurios tikrai yra sukurtos ir gydytojų dietologų ir tikrai atlikta moksliniai tyrimai, įvertinta, kas gali provokuoti refliuksą, kas mažiau provokuoja, jos yra tik orientacinio pobūdžio, pavadinkim taip. Vis tiek mes patys, sekdami save, suvalgydami vieną ar kitą produktą ar išgerdami gėrimą, mes jaučiame tuos simptomus arba jų nejaučiam. Tai pagal tai tada tu per laiką atsirenki, ką tu gali valgyti, ko tu negali valgyti. Nes čia tokia visada būna dilema ir klausimas, tai daktare, ką aš galiu valgyti? Taip. Bet sakau, aš su jumis negyvenu, man reikėtų su jumis pagyventi kokį mėnesį laiko, vesti dienyną, žurnalą ir žiūrėti, aha, jūs suvalgėte šitą, atsirado tas, suvalgėte šitą, jaučiatės gerai. Tai čia yra namų darbai ir jeigu mes tų namų darbų neįdėsim, tai mes ir nesužinosim, ką mes galim valgyti, ko ne. Ir sakau, kas tinka kaimynui, kas tinka draugui, kas tinka pažįstamam, kas tinka kažkam, tai nebūtinai tinka man. Ar rekomenduotumėt prieš einant pas gydytoją užsivest tokį dienyną ir jau bent 2 savaitės save stebėti, kad ateit kažkokius jau... Vis galvoju, kaip staupyti laiko, kad jeigu kažką darysiu, tai kaip greičiausiai pasiekti rezultatą su mažiausiai laiko sąnaudų. Taip, tai yra netgi tokių pacientų, tikrai, kurie jau ateina ir ateina su sąrašu, netgi ir simptomų sąrašu, ateina būtent su produktais, kurie sako, man šitie produktai labai provokuoja simptomus. Ir tada mes galim jau orientuotis, galbūt tam pacientui reikėtų jau ir gydytojo dietologo konsultacijos, susidėlioti mitybos planą pagal tai, ką jis valgo, kas jam tinka, kas netinka. Ir kartais pakanka tik to ir tai atrodo šiaip sudėtinga iš tiesų. Nes čia reikia skirti laiko, reikia skirti noro, reikia sustoti ir dar laikytis. Bet šitas planas dažniausiai ir būna efektyviausias. Netgi ne vaistų vartojimas, nes aš kaip ir minėjau, vaistų vartojimas tik paūmėjimų metu ilgalaikiai perspektyvai nerekomenduojama dėl šalutinių reakcijų, nes vaistai nėra saldainiai. Tai refliukso atveju vis dėlto tai yra pagrindinė gydymo taktika ir metodika yra būtent orientacija į save, į savo provokacinių veiksnių korekciją, ar tai stresas bebūtų, ar tai būtų kažkokie maisto produktai. Į tai reikia orientuotis ir stengtis eliminuoti, šalinti priežastis, kas sukelia simptomus. Tada tai ir gyvenimo kokybė yra visiškai kitokia. Labai ačiū. Dabar įsimenant pabaigai užfiksuoju visus, nepamirškit kramtyti. Toks paprastas dalykas, kur tikrai ir, bet skaičius 30, čia kaip dantis valyti 2 minutės. Čia tobula būtų 30, bet bent 20. Bent 20 kartų. Pabandykit kramtyti bent 20, valgyti reguliariai ir pusryčius, ir pietus, ir vakarienę. Stebėti save ir nelaikyti, kad pilvo pūtimas ir jeigu tai kartojasi, tai yra niekis. Toks, kur čia niekam net nereikia sakyti. Niekas, kas yra mūsų kūnuose, nėra šalutinis dalykas. Turėtų būti prioritetas. Labai jums ačiū. Labai aš dabar eisiu užsirašyti, dabar jau baigėsi darbo valandos, bet ačiū, kad skiriat mums laiko, žinau, kad labai sunku į grafiką įterpti, bet aš tikiu, kad padarėm visai gerą darbą ir jeigu dar bent viena moteris be manęs išgirdo, kad bėgimas ir lėkimas ir savęs pamiršimas yra blogai, mes savo
užduotį atlikom gerai. Taip. Labai ačiū. Ačiū Jums. Taip pat noriu padėkoti renginių erdvei Kaune Laurus Sky už tai, kad čia jautėmės kaip namie visą dieną su labai įdomiais pokalbiais. Ačiū ir pašnekovams ir jums, kad žiūrėjot.